Jums buvo sakyta, kad kita pandemija prasidės perpildytame mieste, tačiau mirtiniausias kvėpavimo takų virusas JAV vadovaujasi kitokiomis taisyklėmis. NASA stebi patogeną, kurio mirtingumas siekia 38% ir kuris nepaliesta tyrą vietovę paverčia mirties zona. Tai mirtiniau nei žaisti rusišką ruletę su 2 kulkomis. Žemė turi įgimtą biologinę apsaugą, kuri naudoja orų modelius protrūkiams sukelti, ir NASA žino, kur tai smogs toliau. 2026 m. kovo mėnesį 60-metis vyras buvo paguldytas į Santa Fe ligoninę, nes sunkiai kvėpavo. Jis nebuvo keliavęs į užsienį. Jis nebuvo lankęsis perpildytose transporto mazguose. Jis tiesiog buvo namuose savo kaimiškoje valdoje Šiaurės Naujojoje Meksikoje. Po kelių dienų buvo nustatyta diagnozė – hantavirusinis plaučių sindromas. Tai buvo pirmas patvirtintas atvejis Naujojoje Meksikoje tais metais. Vyras išgyveno po kelių dienų intensyvios terapijos skyriuje. Jam pasisekė. CDC mirtingumo duomenys rodo, kad daugelis pacientų niekada neišeina iš ligoninės. Tas 38% mirtingumo rodiklis išliko per daugiau nei 30 mečius stebėjimo. Stanfordo medicinos duomenimis ilgalaikis JAV vidurkis yra apie 35%. Abu šie rodikliai rodo, kad hantavirusas yra viena mirtiniausių kvėpavimo takų ligų, reguliariai stebimų Šiaurės Amerikoje. Nėra ir antivirusinio gydymo. Kai prasideda sunkūs plaučių simptomai, gydymas tampa palaikomasis. Tai tokie dalykai kaip dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, deguonis ir kraujospūdžio palaikymas. Liga progresuoja bauginančiu greičiu, kai tik plaučiai pradeda pildyti skysčių. Santa Fe pacientas išgyveno tik todėl, kad Naujoji Meksika jau 30 metų anksti atpažįsta šiuos simptomus. Valstijose, kuriuose mažai patirties su šia liga, ankstyvos stadijos atvejai lengvai supainiojami su gripu ar plaučių uždegimu, kol neprasideda kvėpavimo sistemos žlugimas. Tačiau CDC stebėsenos įrašai dokumentuoja dar vieną šokiruojančią tendenciją. Nuo 1993 metų 94% Amerikos atvejų pasitaiko į vakarus nuo Misisipės upės. Ne dauguma, o beveik visi. Vien tik Naujoji Meksika užfiksavo daugiau nei 140 patvirtintų infekcijų. Koloradas užfiksavo daugiau nei 120 patvirtintų infekcijų. Arizona turi užkrato koridorius per atokias dykumas ir miškus. Tada pažvelkime į kitą žemėlapio pusę. 10 valstijų niekada nepranešė apie ne vieną atvejį. Šiame sąraše yra Alabama, Džordžija, Ohajas ir Naujasis Džersis. Valstijos su didžiausiais ir judriausiais miestais ne viena iš jų niekada neužfiksavo ne vieno atvejo. Ir tada viskas sustoja. Pasiskirstimas žemėlapyje išnyksta. Kelios valstijos su dideliais gyventojų centrais niekada neužfiksavo ne vieno patvirtinto atvejo. Santa Fe atvejis nėra neįprastas, jis gana tipiškas. Vieta keičiasi, bet rezultatas – ne. Mažas gyventojų skaičius, natūrali graužikų buveinė, sausas reljefas ir ribotos galimybės gauti medicinos pagalbą. 2025 m. vasarį aktoriaus Gino Hackmano žmona Betsy Arakawa mirė nuo tos pačios ligos jų namuose Santa Fe. Su užkratu susidurta ramioje kaimiškoje sodyboje, su švariu oru ir tolimais kaimynais. Tyrėjai vėliau rado žiurkių lizdų ūkiniuose pastatuose aplink sodybą. Tai atitiko visus viruso kriterijus ir NASA atkreipė į tai dėmesį. Palydovas galėjo pamatyti tai, ko niekas kitas vietoje nematė. Ir tai viską pakeitė. COVID plito per oro uostus, gripas plinta per biurus. Kuo švaresnė atrodo aplinka, tuo labiau ji tinka viruso pernešimo sistemai. Hantavirusas nepatenka į tą kategoriją. Pagrindinis pernešėjas JAV yra elninė pelė. Ji maža, labai miela ir atrodo visiškai nepavojinga. 1993 metais CDC komandos gaudė elninės pelės 4 kampų regione, tirdamos protrūkį, ir kai kuriuose populiacijose nustatė iki 30% užsikrėtimo rodiklius. Pati pelė neserga. Ji taip pat neatrodo, kad vystytų simptomus ir nematyti jokio gaišimo. Tai reiškia, kad žmonėms nėra jokių įspėjamųjų ženklų. Virusas plinta per pelės šlapimą, seiles ir išmatas. Tai tarsi gyvūnų pasaulio miegančioji ląstelė, kuri platina infekcinę medžiagą aplinkoje. Nuo to laiko Naujosios Meksikos universitetas išplėtė grėsmės žemėlapį. Daugiau nei 30 smulkių žinduolių rūšių valstijoje nustatyti teigiami hantaviruso poveikio rezultatai. Sąraše yra žemės voverės, burundukai, baltapėdės pelės ir lauko pelės. Virusą nešioja ne viena rūšis. Tai visa gyvūnų klasė. 2026 m. sausį San Diego apygardoje buvo pranešta, kad vakarinė lauko pelė buvo nustatyta teigiama hantaviruso atžvilgiu. Visuomenės sveikatos komandos nedelsdamos paskelbė perspėjimus, nors tuo metu nebuvo patvirtinta ne vieno žmogaus užsikrėtimo. Nešiotojai pasirodo ten, kur niekas nesitiki. Pelė jūsų garaže nėra grėsmė.
Pavojingos yra tos, kurios gyvena atvirose erdvėse. Užterštumas kaupiasi, o tada atvyksta žmonės. Yra priežastis, kodėl viskas vyksta būtent taip. Judriose miesto gyvenvietėse rudieji žiurkės ir naminės pelės išstumia vietinės rūšis. Jos pasiima maistą ir pastogę, o elinė pelė lieka pralaimėtoje. Plačiuose vakaruose niekas nesipriešina. Elinės pelės gausą riboja gamta, o ne miesto sąlygos. Amerikos pietvakariai netoleruoja sąlygų, kurios padeda įprastiems virusams klestėti. Maža drėgmė leidžia išdžiūvusioms išmatoms išlikti ilgiau. Menkas žmonių lankymasis reiškia, kad viruso kiekis kaupiasi ilgą laiką, kol kas nors su juo susiduria. Santa Fe valda, kurioje prasidėjo 2026 m. kovo atvejais, yra būtent tokia vieta, kurioje jis klesti. Hakmano Arakavos namai buvo tokie patys. Tas pats galioja ir darbo vietoms Mono apygardoje, Kalifornijoje, kur 2025 metais mirė 3 žmonės. Šis židinys buvo pažymėtas kaip neįprastas. Ne vienas iš tų aukų nedarė nieko rizikingo. Jie gyveno ir dirbo aplinkoje, kuri puikiai tiko nešiotojui. Finansavimo pusė šią problemą tik dar labiau pablogina. Visos visuomenės sveikatos biudžetai, naujienų aprėptis ir politikų dėmesys beveik visi nukreipiami į tankiai apgyvendintas vietovės. Lėšos skiriamos uodų kondo kontroliai Majamyje. Dotacijos skiriamos ligų stebėsenai uostų miestuose. Žiniasklaidos dėmesys krypsta į kitą protrūkį mieste. Hantavirusas yra priešingame to žemėlapio kampe. Beveik nėra antraščių ir beveik nėra finansuojamų sistemų skirtų su tuo kovoti. Geografija lemia, kas yra pažeidžiamas. Tyrėjai, tiriantys sąlytį su hantavirusu Šiaurės Švedijoje, nustatė, kad kaimo miškininkystėse bendruomenėse gyvenantys žmonės turėjo gerokai daugiau antikūnų nei netoliese esančių miestų gyventojai. Gyvenimas kitokioje aplinkoje jau buvo pakeitęs jų imuninės sistemos pažintį su virusu, dar prieš tai, kai infekcijos tapo sunkios. Ši tendencija pastebima ne tik Švedijoje. 2019 m. tyrimas, atliktas kaimo bendruomenėse Suomijoje, parodė tą patį imuninį gradientą. Žmonės, kurie visą gyvenimą praleido miškingose vietovėse, turėjo kitokius antikūnų profilius nei tie, kurie ten atvyko iš miestų. Kūnas mokosi iš aplinkos, kurioje gyvena. Perkelus tą kūną į naują aplinką, mokymasis prasideda iš naujo. Endeminėse vietovėse gyventojai dažnai pakartotinai susiduria su virusu nedideliais kiekiais, todėl imuninė sistema tam tikrų mastų pripranta prie viruso. Tačiau naujai atvykę žmonės susiduria su virusu neturėdami tokio ankstesnio poveikio, todėl jie atsiduria aiškiai nepalankioje imunologinėje padėtyje. Toks dėsningumas nuolat pasikartoja. Ligų kontrolės ir prevencijos centro atliekamuose atvejų tyrimuose. Sunkiais hantaviruso infekcijos atvejais virusas pažeidžia plaučių audinius, tačiau to nepakanka, kad pacientas mirtų. Imuninė sistema per lėtai atpažįsta grėsmę. Tuomet ji katastrofiškai persistengia. Ji užlieja plaučių audinius skysčiu ir būtent ši kova nužudo pacientą. 2026 m. balandį protrūkis Atlanto kruizinėme laive atitiko tą patį dėsningumą. Vienam keleiviui pasireiškė lengvas karščiavimas ir galvos skausmas. Simptomai progresavo ir jau po savaitės jo plaučiai prisipildė skysčių. Jis mirė tą pačią dieną. 86 keleiviai tame kruize buvo iš 23 skirtingų šalių – Švento Elenos ir Asensiono salos. Visos atokios vietos. Užkrato nešiotojų rezervuaras tose vietose laukė daugelį metų. Nuo to laivo išlipusio turisto plaučiai tapo viruso įėjimo tašku. Virusas yra kulka, o geografija ir biologija – ginklai. 2012 metais Džiausemitų nacionalinėme parke užfiksuota sunkių kvėpavimo takų ligų atvejų grupė tarp lankytojų, apsistojusių Curry Village. Buvo patvirtinta 10 užsikrėtimo atvejų. 8 išsivystė hantavirusinis plaučių sindromas, 5 prireikė intensyvios priežiūros. 3 iš jų mirė. Ligų kontrolės ir prevencijos centras bei Kalifornijos visuomenės sveikatos departamento tyrėjai vėliau nustatė, kad užsikrėtimo priežastis buvo viena konstrukcinė klaida. Parkas buvo įrengęs palapinių tipo namelius su drobinėmis sienomis, kurių vidinės sienų ertmės buvo izoliuotos putplasčiu. Tose ertmėse apsigyveno elninės pelės, o vasaros pabaigoje jų populiacija smarkiai išaugo. Lankytojai nebuvo apkandžioti, jie nelietė jokių graužikų. Jie išsipakavo savo krepšius, perėjo per grindis, atidarė langą ir numetė lagaminą ant lovos. To pakako. Išdžiūvusios išmatos izoliacijoje subirėjo į mikroskopinės daleles. Tos dalelės pasklido po trobelės orą. Virusas išlieka gyvybingas išdžiūvusiose išmatose iki 3 dienų. Bet koks paviršius, kuriame ilgiau buvo graužikai, tampa viruso perdavimo šaltiniu. Aplinka jau buvo užteršta. Žmogaus judėjimas sukėlė sąlytį su užkratu.
Kiekvienas įkvėpimas nešė virusą giliau, plaučiai padarė visą kitą. O Hosemitų protrūkio parkų tarnyba išsiuntė įspėjimus. Maždaug 260 000 lankytojų buvo apsistoję parke infekcijos laikotarpiu. Visi jie gavo pranešimą. Sveikatos apsaugos institucijos 39 šalyse taip pat gavo pranešimą. Nameliai buvo uždaryti ir nugriauti. 9 iš 10 atvejų buvo atsekti į kitų kambarių. Pernešėjas neturi būti matomas. Išmatos neturi būti akivaizdžios. Pakanka, kad toje vietoje būtų pakankamai ilgai gyventa, kad susikauptų dulkės. Tada jos turi būti sujudintos. Didžiausia rizika žmogui kyla valant uždarą patalpą, kurioje yra graužikų problema. Tai apima grindų šlavimą namelyje, sandėliuko siurbimą ar tento išpurtimą. Tai taip pat atima sukrautos malkų krūvos perkelimą, tvarto atidarimą po žiemos ar izoliacijos ardymą. Kiekvienas iš šių veiksmų gali išlaisvinti pakankamai dalelių, kad sukeltų mirtiną dozę. Kai buvo paskelbta apie 2026 m. kovo mėnesio atvejį, Naujosios Meksikos sveikatos departamentas paragino gyventojus visiškai nešluoti graužikų išmatų. Vietoj to jie turėtų sudrėkinti jas. 10% baliklio tirpalų surinkti su pirštinėmis ir vienkartinėmis šluostėmis. Tai yra rekomendacija, tačiau ji nėra privaloma. Už pietvakarių kaimo vietovių ribų šis virusas vis dar mažai žinomas. Plitimo modelis yra panašus visur, kur tik pasirodo virusas, ir jis linkęs kiekvieną kartą judėti tą pačią kryptimi. Argentinoje 2025-2026 metų hantaviruso sezono metu jau užfiksuota 101 patvirtintas atvejis. Tai dvigubai daugiau nei praėjusį seną. Šalyje iki šiol užfiksuota 32 mirtys. 2025 m. gruodį paskelbtas sveikatos perspėjimas nurodė tą pačią tendenciją visame pietų kūgyje. Nukentėjusios šalys buvo Argentina, Bolivija, Čilė, Paragvajus, Brazilija, Panama ir Urugvajus. Tai dažnas reiškinys ir kai žmonių sumažėja, infekcija stiprėja. Ir tai neapsiriboja tik Pietų Amerika. Europoje matomas tas pats pasiskirstimo modelis. Švedijoje, Vokietijoje ir Suomijoje kaimo vietovėse kasmet pasitaiko tokių laikotarpių. Europos Rusijoje kasmet užregistruojama 8 000 atvejų, daugiausia miškų regionuose. Pažiūrėkite į židinius žemėlapyje. Būtent tuščiose zonose fiksuojami atvejai. Tankiai apgyvendinti miestai nieko nesukelia. Elnių pelė miestuose negyvena. Priemiestinė Atlantos dalis turi daug graužikų, taip pat ir Čikagos centras bei Los Andželo centrinė dalis. Hantaviruso rizika tose vietose beveik lygi nuliui. O vadžingos zonos dažnai sutampa su vietomis, kurias dažnai matome atostogų brošiūrose. Žemėlapis driekiasi nuo šiaurės Naujosios Meksikos iki vakarų Kolorado ir rytų Arizonos. Europoje ši zona apima šiaurės Švediją ir Bavarijos papėdes. Pietuose ją riboja Patagonijos ežerų regionas. Rizika nėra pastovi. Ji didėja, nes graužikų populiacijos taip pat nėra pastovios. Jos gali smarkiai išaugti, gali sumažėti, vėl išaugti ir šie ciklai nėra atsitiktiniai. Jie seka ekologinius veiksnius, kurie vyksta kelerių metų ciklais. Todėl vietovė periodiškai vėl tampa palanki. Tačiau po ciklus slypi ir gilesnė struktūra. Kažkas, kas lemia, kada visa tai vyksta. Ir tai nėra vietinis reiškinys. Procesas, kuris iš esmės paverčia Žemę ginklu, yra biologinis ir vyksta tokia seka, kurią tyrėjai gali žingsnis po žingsnio atsekti. Viskas prasideda sėklų gausos metais, laikotarpiu, kai susiklosto tinkamos sąlygos ir augalai užaugina neįprastai didelį sėklų derlių. Pinjon pušys numeta riešutus, krūmai pernelyg gausiai subrandina sėklas, o žolės išplinta po visą žemę. Trumpam kraštovaizdis atrodo pasikeitęs ir tada sureaguoja pelės. Įprastai elninės pelės vadoje būna 4-6 jaunikliai. Patelė per gerą sezoną gali atsivesti 3 ar 4 vadas. Įprastais metais maistas ir pastogė riboja, kiek jų išgyvena. Sėklų gausos metais šios ribos nebelieka. Dauginimosi ciklai trumpėja, o išgyvenamumo rodikliai kyla. Plėšrūnai, kojotai, pelėdos ir gyvatės negali pakankamai greitai padidinti medžioklės, kad suspėtų su jų gausa. Per vieną sezoną elninės pelės populiacija tam tikrame kanjone gali padvigubėti, patrigubėti ar net padidėti 4 kartus. Artėjant 1993 m. Four Corners protrūkiui, jų skaičius išaugo maždaug 10 kartų. Bobas Parmenteris, ekologas iš Naujosios Meksikos universiteto, pirmasis sudarė šios sekos žemėlapį ir pabrėžė, kada ji vyksta. Vėlavimas tarp augalijos suklestėjimo ir graužikų piko matuojamas mėnesiais. Sistema vystosi lėtai, o tada staiga pasiekia savo piką. Daugiau pelių reiškia daugiau išmatų. Daugiau išmatų reiškia daugiau aerozolio. Laukinėje gamtoje nešiotojų tankis vis auga. Kiekviename tuščiaviduriame raste, kiekvienoje sienos ertmėje, kiekvienoje pašiūrės grindyse paveiktoje zonoje apsigyvena užsikrėtę gyvūnai. Poveikio rizika padidėja 10 kartų.
Paprastai ramiais metais žygeivis praeina pro 1 ar 2 peles kiekviename pinijų ir kadagių akre. Derlingais metais tas skaičius gali siekti 15 ar net 20. Tai kartojasi vėl ir vėl, kai sąlygos susiklosto idealiai. Dykumoje palyja, augalai reaguoja, o pelės dauginasi. Išmatos kaupiasi, o dulkės tampa biologiškai aktyvios. 1993 metų seka parodo, kaip atrodo visas procesas. Drėgna 1992–1993 metų žiema kai kuriuose Naujosios Meksikos vietose davė rekordinį pinijų derlių. Per kelis vėlesnius mėnesius elninės pelės tankis paveiktose kanjonuose viršijo įprastą lygį. Tai buvo tik laiko klausimas. 1993 metų gegužės 14 dieną pirmasis žinomas pacientas sukniubo pakeliui į laidotuves Keturių kampų regione. Tuo metu ekologinė grandininė reakcija jau buvo pasibaigusi visoje pernešėjų zonoje. Virusas nebuvo mutuavęs. Nieko naujo nebuvo atsiradę, tačiau pelių populiacija tiesiog peržengė kritinę ribą, kai viruso perdavimas žmonėms tapo statistiškai neišvengiamas. Tas pats pagrindinis modelis – aplinkos pokytis, graužikų plitimas, žmonių kontaktas – su regioniniais skirtumais kartojasi kiekvienais didžiųjų protrūkių metais nuo tada. Palyginkite, kas vyksta čia su kitomis zoonozinėmis grėsmėmis. Paukščių gripui reikia sudėtingų genetinių pokyčių naminių paukščių ūkiuose. Ebolos virusas priklauso nuo šikšnosparnių ir primatų kontaktų modelių, kurių ekspertai vis dar negali gerai prognozuoti. Laimo liga priklauso nuo erkių gausos suskaidytuose miškuose, o tai nuolat keičiasi. Hantavirusą lemia viena priežastinė grandinė. Ši grandinė yra užfiksuota. Tai vyksta vėl, ir tai nėra atsitiktinumas. Ir tos pačios ekologinės sąlygos, kurios lemia graužikų populiacijos šuolius, yra matomos iš orbitos. 2006 metų Liepą tyrėjai susiję su Johnso Hopkinso universitetu ir Naujosios Meksikos universitetu paskelbė prognozavimo modelį naudodami NASA Landsat palydovinius vaizdus, kad numatytų hantaviruso rizikos zonas Amerikos pietvakariuose. Prognozė parodė 2 dalykus. Ji pažymėjo Keturių kampų regiono branduolį kaip didelės rizikos zoną, bet tuo neapsiribojo. Ji pažymėjo Pietų Koloradą ir Šiaurės centrinę Naująją Meksiką kaip naujai pavojingas 2006 metais. Šios vietos anksčiau buvo laikomos mažos rizikos zonomis. Vėliau pasireiškę atvejai atitiko žemėlapį. Tai buvo pirmoji recenzuota infekcinės ligos protrūkio prognozė, kada nors sudaryta iš kosmoso. Sistema rėmėsi iš kosmoso matuojamais augalijos reakcijos signalais. Ji matuoja, kiek žalias yra tam tikras žemės plotas. Rezoliucija yra pakankamai gera, kad užfiksuotų mažesnius nei mylios pločio augalijos pokyčius. Landsat jutikliai nuolat daro šias nuotraukas, metai iš metų. Ankstesni tos pačios komandos tyrimai jau buvo pastebėję šį dėsningumą. Augmenijos signalas pasirodydavo likus keliems mėnesiams iki graužikų populiacijos piko, o graužikų pikas prieš žmonių užsikrėtimus. Pažvelkite į dykumą iš orbitos. Palaukite 12 mėnesių ir protrūkis pasirodys. Prognozė vėl pasitvirtino. 2015–2016 metų sezone išankstiniai perspėjimai apie padidėjusią hantaviruso riziką buvo išsiųsti visame pietvakarių regione ir Meksikoje. Atvejų skaičius Kolorado valstijoje ir Meksikoje augo taip, kaip buvo perspėta. Landsat yra daugiau nei tik pasyvus mokslo įrankis. Tai be kita ko yra aktyvi protrūkių prognozavimo sistema vienam iš mirtiniausių kvėpavimo takų virusų Amerikoje. Duomenys yra apdorojami, sudaromi rizikos žemėlapiai. Pietvakarių valstijų ir genčių sveikatos departamentai yra informuojami. Žaluma Naujosios Meksikos krūmynuose 2026 metais yra ankstyvas įspėjamasis ženklas. Tai rodo atvejus, kurie klinikose pasirodys po 1 ar 2 metų. Ši sistema dabar peržengia akademinio prognozavimo ribas. Ta pati NOAA ligų prognozavimo programa, kuri paskelbė 2015 metų įspėjimus, dabar veikia su dabartiniais palydoviniais duomenimis. 2025 metų gruodžio įspėjimas Pietų kūgiui buvo pagrįstas NASA kritulių ir augalijos duomenimis, kartu su vietiniais pranešimais. Valstybinės agentūros Naujojoje Meksikoje, Kolorade ir Arizonoje gauna išankstinės informacinės suvestines. Signalas iš orbitinio jutiklio per kelias savaites pasiekia apskrities sveikatos biurą. To reikšmė didesnė nei atrodo. Agentūra, žinoma dėl nusileidimų Mėnulyje ir Marsaigių, taip pat valdo tiksliausią kada nors sukurtą hantaviruso prognozavimo sistemą. Sistema veikia, ji buvo teisi ne vieną kartą. Ji paskelbė rizikos žemėlapius metams į priekį ir įrodo, kad žemėlapis nebėra stabilus. 30 metų hantaviruso rizika Amerikoje laikėsi nuspėjamo geografinio pasiskirstimo. JAV pietvakariai, Pietų Amerikos pietinis kūgis ir išsibarsčiusios miškingos vietovės Šiaurės Europoje. Tačiau ši riba keičiasi. 2025 metais CDC savaitinė stebėsena užfiksavo patvirtintus atvejus Viskonsine ir Nevadoje.
Abi valstijos beveik neturi ankstesnių šio viruso atvejų. Luizianoje užfiksuoti 2 nesusiję atvejai. Šie aptikimai reiškia pirmuosius laboratoriškai patvirtintus atvejus pietryčių JAV per visą stebėsenos laikotarpį. Tai nėra plėtimasis į gretimas zonas. Jie atsiranda naujame ekologinėme kontekste. Argentina yra pats dramatiškiausias pokytis pasauliniu mastu. Patagonija dominavo hantaviruso aktyvumu. Ji buvo pietinėme šalies pakraštyje, šaltose Andų papėdėse, kur gyveno gausi graužikų populiacija. 2025-2026 metų sezonu svorio centras jau buvo pasikeitęs. Buenos Airių provincija, tankiausiai apgyvendinta šalyje, dabar pirmauja su 42 patvirtintais atvejais šį sezoną. Liga palieka šaltą ir atokų pietus. Ji juda į centrinį žemės ūkio regioną, kur gyventojų tankumas priemiestinėse zonose yra daug didesnis nei Patagonijoje. Europa taip pat keičiasi. Šiaurės Švedijoje viruso aktyvumas vis dar siejamas su miško pakraščių ekosistemomis. Tačiau duomenys rodo plėtrą į teritorijas, kuriuose istoriškai sergamumas buvo mažesnis nei ankstesniais dešimtmečiais. Vokietijoje ir gretimuose vidurio Europos dalyse populiacijos ciklų miškuotose rajonuose padaugėjo protrūkių. Rizikos zona plečiasi. Kai ši zona artėja prie tankiau apgyvendintų vietovių, liga pasiekia naujus žmonės. Tie žmonės dar mažiau buvo susidūrę su šiuo virusu anksčiau. Nutalusios bendruomenės, kurios anksčiau patirdavo visus smūgius, Bent jau buvo susidūrusios su nešiotoju. Naujos teritorijos? Ne. Tai atsispindi ir skaičiuose. Argentinoje mirtingumo rodikliai 2025-2026 metų sezone siekia net 39 procentai, gerokai viršydami 22 procentai vidurkį. Kuo labiau sistema nepažįstama šeimininko populiacijai, tuo didesnis fiziologinio žlugimo rodiklis sunkių atvejų metu. Keičiasi ne tik riba. Taip pat keičiasi ir populiacija, kurie susiduria su virusu toje riboje. 30 mečius hantaviruso rizika Amerikos pietvakariuose neproporcingai teko žmonėms, turintiems gilų ryšį su žeme. rančeriai, genčių bendruomenės, miško darbininkai ir kaimo gyventojai, kurie užaugo arti viruso nešiotojų. Jie nebuvo atsparūs klinikinė prasme, tačiau daugelį metų nuolat patirdavo mažo lygio poveikį. Tačiau dabar į rizikos zoną patenkanti populiacija yra kitokia. Nuotolinio darbo migracija 2020 metais paspartėjo ir iki šiol neatslūgo. JAV gyventojų surašymo biuras užfiksavo grynąjį gyventojų skaičiaus augimą kaimo apskrityse – Naujojoje Meksikoje, Kolorade, Montanoje ir Idaho per 2023 ir 2024 metus. Žmonės persikėlė į hantaviruso teritorijas iš pakrančių miestų, iš priemiesčių aplinkos, iš vietų, kuriuose elinė pelė nebuvo jų augimo aplinkos dalis. Jie neturi jokio praktinio supratimo, kaip elgtis su šiuo patogenu. Jie perka žemę, atidaro ūkinius pastatus, šluoja grindis ir neša malkas būtent tose aplinkose, kuriuose yra didžiausia viruso koncentracija. Naujosios Meksikos sveikatos departamentas tai tiesiogiai pažymėjo savo 2024 metų metinėje ligų stebėsenos ataskaitoje. Departamentas pažymėjo, kad tarp neseniai į kaimo bendruomenės atsikėlusių gyventojų atvejų padaugėjo palyginti su ilgalaikiais gyventojais. Skirtumas nėra didžiulis, tačiau jis yra pastovus ir didėja. 2012 metų džiausemitų protrūkis buvo ankstyvas signalas apie šią dinamiką, kai miesto lankytojai judėjo užkrėstoje aplinkoje, neturėdami ankstesnės patirties, kuri būtų pakeitusi jų reakciją. 2025-aisiais Mono apygardoje kilęs protrūkis tai pakartojo. Darbininkai, samdomi trumpalaikiam darbui kaimo vietovėse, atvykę iš kitų regionų ir anksčiau neturėję kontakto su hantavirusu. Virusas netampa agresyvesnis. Tai taip pat nėra kažkas naujo. Jis visada egzistavo. Vienintelis skirtumas tas, kad dabar žiniasklaida atkreipia į dėmesį, o panika yra tikra. Skirtumas tas, kad visuomenė, kuri susiduria su virusu, tampa vis mažiau pasiruošusi. Ir svarbesnis klausimas šiuo metu yra ne ligos sunkumas, o plitimas, kuris rodo, kad tam yra priežastis. Kažkas stumia ribą tolyn ir tai yra pasaulinis reiškinys. Kažkas, kas gali veikti didesniu mastu nei bet kuri atskira ekosistema. Sistema, galinti vienu metu daryti įtaką krituliams, augalijos ciklams ir graužikų populiacijos dinamikai visose žemynuose. Planetinis signalas. Kai šyla pusiaujo ramusis vandenynas, visa hantaviruso grandinė pagreitėja vienu metu keliose žemynuose. Amerikos pietvakariuose tampa drėgniau, Patagonija reaguoja. Viduryje Europos miškų paklotė keičiasi. Viskas vyksta tuo pačiu metu, veikiama to paties temperatūros pokyčio už 1000 mylių. Tas sinchronizavimas nėra atsitiktinumas.
El Niño pietų osciliacija arba ENSO nėra tik retkarčiais pasitaikanti orų anomalija. Tai pasikartojantis planetos laikrodis ir hantavirusas veikia pagal jo grafiką. Tai yra pagrindinis ryšys. Nes krituliai lemia augalijos produktyvumą. Augalijos produktyvumas lemia maisto prieinamumą. Maisto prieinamumas lemia graužikų populiacijos dinamiką ir veikia viruso kiekį aplinkoje. Visi šie veiksniai lemia užsikrėtimo riziką. Visa sistema veikia daugiamečiais ciklais, kurie dažnai trunka nuo 3 iki 7 metų, priklausomai nuo ENSO kintamumo. NOAA klimato prognozių centras gali pastebėti besiformuojantį El Niño reiškinį, likus 12 ar net 18 mėnesių iki to, kol pasirodo bet kokie požymiai Žemėje. Tai reiškia, kad ankstyviausias signalas hantaviruso grandinėje yra ne dykumoje, o ramiajame vandenyne. Temperatūros pokyčiai ties pusiauju ramiajame vandenyne gali pasklisti per atmosferą ir pakeisti kritulių pasiskirstimą visame pasaulyje. Tie pokyčiai vėliau persiduoda į ekosistemas, kurios gali lemti graužikų populiacijų svyravimus, o kartu su jais ir užsikrėtimo hantavirusų riziką. Žemėlapis nebeaprašo, kur vyksta protrūkiai. Jis aprašo, kur jiems ruošiamasi. Ir tas pasiruošimas vyksta ciklu, kurio nekontroliuoja jokia vietos valdžia ir kurio negali pakeisti jokie miesto planavimo sprendimai. Priežastis slypi ne Žemėje, ji yra vandenyne. Ir tik 2026-aisiais įvykęs protrūkis kruizinėme laive privertė pasaulį tai pastebėti. Keleiviai izoliuoti kajutėse, skubūs skrydžiai, sveikatos apsaugos pareigūnai su apsauginiais drabužiais, kontaktų sekimas keliose šalyse. Laivas MV Hondius tapo tarptautinio dėmesio centru. Kai tik žmonės išgirdo apie virusą ir kruizinį laivą, prasidėjo palyginimai su COVID. Tačiau hantavirusas nėra naujasis COVID, tai visai kas kita. Tai žiauru, bet skirtingai nei įprastos ligos, jis lengvai neplinta. Todėl geresnis palyginimas nėra COVID ar gripas. Iš tikrųjų tai juodligė. Ne todėl, kad ligos būtų panašios, bet todėl, kad abi labiau primena lokalizuotas nelaimes. Retos aplinkos sąlygotos, su kuriomis kasdienėme gyvenime retai susiduriama, bet pražūtingos, kai užklumpa. Hantavirusas nekelia pasaulinių karantinų grėsmės, bet sukuria koncentruotas mirties zonas. Atskira trobelė, miško postas, Stovyklavietė, laivas jūroje. Staiga tai, ką laikėme saugia izoliacija, tampa grėsme. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai daro skirtumą. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje MapPack.